Aš taip norėčiau šokti. Permainas visą tai vėliau. Gal po to, gal kažkada, dabar tai nesmė. Dauguma šiame mieste nenesiruošia nieko keist, bet aš ir nenoriu ten gyventi. Kai sesė viena scenoje jėgos daug, bet kai dvi sesės, tai jos dvigubai daugiau. O kai dar prisijungia Cherry Ladies, tai apskritai viskas sužydi ir susijungia. Taigi, ponas ir ponai, Cherry Ladies vadovė Sofiko Vyšniauskė, Gabrielė ir Deimantė Pareščiūtės. Ir čiagi mano namai. Saugo, mal to vėjo vaikė, debesys ant kalno.
gera šokti kartu su tokiais skambiais balsais Gabrielė ir Deimantė. Ačiū Jums nuoširdžiai. Ačiū ir visiems atlikėjams, visiems šokėjams. Ir Cherry Ladies iš Rūdiškių. Tikrai paplokite vadovę Sofiją Višniauskę. Ir Jūs jau matote šitą sceną dar labiau nusidažančią įvairiom spalvom. Trakai margas kraštas, Trakai tas kraštas, kuris jungia įvairias kultūras ir kuris yra labai turtingas. Va štai šitom šypsenom, kurias Jūs jau dabar matote scenoje ir kurių dar daugiau pamatysite jau visai netrukus, po pusvalandžio, nes čia, šitoje scenoje prasidės spalvingas tautų festivalis. Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai. Aš manau, kad mes susimojuosime ir tos tiesioginės transliacijos metu. Ir čia, jau po pusvalandžio laukiame visų sugrįžtant. Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai, čia Trakų vasara! Labadiena, ponios ir ponai. Taip, labai gera girdėti jūsų plojimus. Aš tikiu, kad tas garsas plojimų šiandien sklis plačiai. Taip kaip svetingai čia priimami visi. Ir būtent dėl to svetingumo Trakai nuo seno traukia daugybę skirtingų kultūrų, skirtingų tautų atstovų. O tą svetingumą jau čia mano žodžių išreikšti nepakanka. Todėl į sceną norėčiau pakviesti Trakų rajono vicemerę Jolantą Bucevičienę oficialiai atidaryti šį festivalį. Labadiena, mėly trakiečiai, čia susirinkę svečiai. Sveikiname dar kartą atvykus į Trakų vasaros šventę. Ir jau greitai 10-metį švenčiantį tautinį mažumų festivalį, čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai. Linkime, kad šis vakaras būtų nuostabus, kad būtų kupinas džiaugsmo, šokio, muzikos ir bendrystės.
Gražiai šventės visiems ir nuostabių įspūdžių. Ačiū gerbiamą vicemerę, tai mes kartu galime oficialiai paskelbti festivalį. Atidaryta! Ačiū vicemerė. O aš žinau, kad apie tą svetingumą kalbos čia tikrai sklido ne veltui, nes su svetingumo pačiais geriausiais linkėjimais priimkite ir festivalio simbolinius medalius, tai meduolius, kuriuos įteiks Trakų kultūros ir meno centro direktorė Joana Giedraitytė.